Seguimos presentando más vehículos Toyota, como es el vehículo oficial de la organización, y también está representado por el Iguania. Enemistas, Málaga, al volante, de Colonia, Diena nebuvo pati sėkmingiausia, bet reziumuojant, podiumas ir toks kiekis lietuvių labai gražu ir smagu, kad Dakaras yra populiarus, smagu, kad žmonės atvažiuoja vien to į Pietų Ameriką, kad jie yra pasipuošę mūsų simboliais. Na, tai tikrai yra labai didelis palaikymas, vienareikšmiai. Dabar apie patį greičių ruožą. Iš esmės, smėlis labai patiko, labai gerai buvo. Aišku, pabaiga tokia, na, ne visai mums patinkanti, bet nežiūrint į tai, greičių ruožas tikrai buvo labai įdomus. Kaipgi viskas vyko? Truputėlį išsiaiškinom tam tikrų niuansų. Buvau rašęs, kad mes buvom šiek tiek pasiklydę. Iš esmės tai mūsų šiek tiek suklaidino organizatoriai ir organizatoriai suklaidino kai kuriuos, kuriem starte nepranešė, kad mums pakeliui važiuojant iki starto vienas punktas nebuvo užskaitytas. Na, mes važiavom keliu, kaip ir turėjom važiuoti, bet jie matyt padarė kažkokią klaidą. O tie punktai iš esmės pas mūsų sumuojasi. Ir paskui greičio ruože mes pamatėm, kad pas mus trūksta vieno punkto. Mes tikrai pakankamai ilgai jo ieškojame, papildomai. Kol paskui nusispjovėm, supratom, kad mes jo tikrai nesurasim. Ir važiavom finišą ir net likus 2 km iki finišo bėda su degalų siurbliais. Tai faktas yra tas, kad dabar Sebastianas truputėlį aiškinasi su teisėjais ir šiek tiek vėliau mes žinosime, kaip kas yra. Nežiūrint į tai, diena bloga ir prastas rezultatas, kiek prastas dabar mes matysim. Bet technikai dirba, mes tikrai esame kovingai pasiruošę kitam greičio ruožui rytoj ir darysim geriausia, ką galim.